moteriai, šį vasaros saulėgrįžos metą sieja su vilčių ir lūkesčių supildymu. Saulė, šviesa, gyvenimo džiaugsmas visą atrodo žengia pro gyvybės antrą. Taip Vydūnas gražiai kalba apie Joninas arba kitaip rastų šventę. Ar žinote, kodėl rastų? Nagi, ką žinote? Nežinome. Taigi ir pasakysiu, nes rasa turi ypatingų gydomųjų galių. Prieš saulei patekant, naktį buvo braukoma pjausta maska ir tuo geresnio derliaus tikėtasi, o merginos atskleisti paslaptį. Jeigu norite susapnuoti būsimą vyrą, atsikelkite ankstų rytą, nusiprauskite ryto rasa ir vėl atsigulkite miegoti. Pažadu būtinai išsipildys visų šitas svajonės. O nusiprausus ryto rasa, ypač nubraukta nuo rugių, veidas pasidarys skaistesnis. Taigi, pradėdami šią mūsų nuostabią Joninių šventę, prisiminkime gražią mūsų protėvių tradiciją. Laužkime duoną ir nusiplaukime ranką. Tik todėl, kad būtume rytą prieš saulei patekant, ligoniai eidavo į ežerus ar upes maudytis, tikėdamiesi, kad išgirs, apsisaugos nuo ligų arba paprasčiausiai sustiprins savo sveikatą. Laužime duoną, kaip vasinta žemė išaugina mažą rugio grūdą, kuris augdamas išbręs.
Suplota!